Šiandien bus toksai, mergaitiškas video, bet ne apie žaislus. Kažkas panašaus, bet ne apie žaislus. Žiūrim. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir siuntinys iš AliExpress parduotuvės. Čia toksai siuntinėlis nei storas, nei plonas, mažytis radau, aš jį savo pašto dėžutėje, kadangi jisai buvo siunčiamas, va čia ant tracket parašyti, reiškia, jisai nesekamas. Kainavo man šitas siuntinėlis 3,31 €. Įdomu, kasgi čia tokio, kas įdomu, jau ir taip aišku, kas čia tokio, va, parašyta hair clip, reiškia, kaip ir sakiau, video šiandieną bus toks, mergaitiškas tuo, kodėl jisai bus mergaitiškas, todėl, kad čia dalykai mergaitėms, berniukams jie netinka. Kas čia tokio? Taip, hair clipai, tai reiškia šitie plaukų sagutės. Tokios, vaikiškos, fainos. Turėtų būti fainos. Atsiprašau, sumokėjus 3,31 €, tikrai turėtų būti kažkas tokio faino. Taip, daugiau čia nieko nėra, pardavėjas jokių dovanėlių neįdėjo tik tai va šitos, Peppa Pig, va tokius, klipus, kaip sakė, kas čia, aš nežinau, kas čia, sagtukai, sagės, kas čia. O dieve man, kaip man yra sunku, savo žmonės, sakiau, man yra labai sunku filmuoti tokius video, kuriuose aš absoliučiai nieko nenusimanau. O žmona pasakė, ir taip pat ir mano vaikas, 4 metų pasakė, man reikia būtent tokių. Kas čia, kodėl čia taip yra pakankamai, nežinau, brangu, nebrangu, iš tikrųjų nelabai brangu. Kodėl nelabai brangu, kadangi jūs pasižiūrėkit, kiek mes dabar paskaičiuosim, kiek aš jų gavau. O gavau, kaip jie gražiai supakuoti, Vienas komplektas, antras komplektas, trečias komplektas, ketvirtas komplektas ir 5 komplektas. Kaip matau, jie iš principo tokie, matosi, matos, klijų liekanos yra šiokios tokios užklijuotos, reiškia, kokybė tokia, ką aš žinau, tokia nei šis, nei tas iš tikrųjų. Man labai sunku sakyti, aš jų nenešioju. Šiaip supakuota viskas labai fainai viskas padaryta, dabar pats kokybė žiūriu, čia kažkaip nedadažyta, kažkaip nedadaryta. Jaučiasi, kad yra China, vienu žodžiu, Kinija. Kokybė tokia, žinokit, pažiūrėkit, matosi jums, tokie klėmai kažkokie, tai kažkas, tai, kaip suprantat, sėdėjo ir masturbavosi ir aptaškė, tiesą pasakius. Gerai, nusivažiavau visiškai su savo šitais pasakymais. Jeigu kas, tai negirdėjot jūs nieko. Tai reiškia 5 poros, tai yra 10 segtukų ir kainavo jie man 3,31 €. Pasakyčiau, kad tai yra pakankamai pigu. Kodėl pigu? Kadangi vienas toks rinkinukas pas mus Lietuvoje, aš buvau nuėjęs į vaikų parduotuvę, ten gal tipo originalai, gal jie tokie neaptaškyti, kaip čia tipo aptaškyti. Kainavo jie toksai rinkinukas, aišku, su gražiau įpakuotas, su ta specialia dėžutė, kainavo virš 2 €. Tai kažkur tai 2,50 € ar 2,70 €. O čia aš už visus, tiek, už 5 komplektus sumokėjau 3,31 €. Aš manau, kad savo Facebook paskyroje apie šituos, būtent apie šituos segtukus parašysiu daugiau, kaip jie nešiojasi, ar jie kokybiški, ar nekokybiški. Nežinau, man taip, tokie, čia grinai tokie, nežinau, kažkokiu, ar klijai, ar neklijai, kažkas, nei šis, nei tas, nežinau. Gerai. Reiškia, aš apie juos manau, kad parašysiu dar atskirai, tai yra, jūs galėsit perskaityti
perskaityt mano mintis, Jėzu, kaip kalbu, lik romaną rašyčiau. Ne mintis, mano pastebėjimus, kaip jie nešiojasi. Na ir tada galėsite konkrečiai nuspręsti, ar visgi juos verta pirkti ar neverta. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.